ką, grįžtant prie serviso aktualios reikalų, turim E46 su 3 litrų benzu. Kažkada buvęs 316, dabar įgavęs naują motoruką ir atvarė žmogus su tą mintim, kad norėtų smagiau važiuoti. Tai ką rekomendavom pradžiai, susidėti geresnę važiuklę, koilus ir kadangi galios norisi. Bandom naują metodą, N serijos kolektorių su intarpu, kuris padės be jokių problemų užmauti viską į vietą, siūsim programavimui, suprogramuos automobilį, pažiūrėsim, ką pavyko atsukti. Tai ką, įsidraskim dabar kemšiašo senus amortikus, bardakas štai toks, lūštinėse, kad nepadaro angos, jo galėtum tiesiog atsisukti ir išimti, nes yra kaip yra. Turim naujus amortikus, ką su jais veikiam, tai pradžiai susireguliuosim, pasigausim aukštį, turim spyruklės reguliavimą, kuris aukštyn žemyn kiloja. Čia yra reguliuojamas kietomas, jo pagalba tik galim pasireguliuoti minkštesnis, kietesnis amortikas. Ir po kol kas tiek dedam. Gale per daug nieko stebuklingo nenuveikėm. Irgi tas pats. Reguliuojasi pats amortizatorius, reguliuojasi spyruklės aukštis. Nenorėjom visiškai susodinti į žemę automobilio, tai įdėjom reguliacinės kolbas, ar kaip jos vadinasi, savo automobilyje nedėjau, nes man labai patinka, kai jisai žemai, stabiliai stovi. Na, bet čia važinėjęs mieste visur, tai reikalinga. Irgi nuleisim ant žemės, pareguliuosim, matysim, ką turim, kas vyksta. Kyla klausimas, kaip gale pasireguliuoti, ogi radom inžinerinį sprendimą. Opa. Ir turim prieimą prie reguliavimų. Aišku, gal ne pats gražiausias būdas, bet klientui užsiminiau, jam patiko ir jisai pasirašė su šitu. Projektukas pajudėjo, visą dieną nefilmavom, bet padarom tada apžvelgimą, ką nuveikėm. Tai susimetė koilai. Šiaip faina dirbti su naujom detalėm, kuomet viskas sukasi tvarkingai, reguliuojasi, ganėtinai nesudėtinga. Tai kažkokios magijos ir stebuklo nėra, stabilizatoriaus ilgiai palyginom su stabilizatoriais kartu pridėtais. Tai ilgiai identiški, palikom senus, nes neseniai keisti. Tada kas iš įdomesnių reikalų yra, tai turim reguliacijas. Šitu pipsiuku pasisukom ir pareguliuojam pačio štoko kietumą. Turim viduje reguliacijas, vadinamo kemberio išvirtimo. Palikom ant nulio, nes važinės automobilis gatvėje. Tai žiūrėsim, kuomet automobilį nuleisim, kaip ratai pavirsta, gal truputėlį pareguliuosim, net kol kas palikom ant nulinių pozicijų. Ką įdomus turim variklio skyriuje, tai kažko trūksta. Trūksta seno B30 kolektoriaus, keičiam į N serijos kolektorių su adapteriu. Iš tikrųjų, visą šiandieną surinkinėjo kolega, čia jo nuopelnas, tai rytoj labiau pasijungsiu aš prie šito reikalo. Persirinko klientas motorą visą, nusprendė, kad nori daug kilovatų, bandom konstruoti. Tai kažkokių nesklandumų pakol kas neradom. Ant kolektoriaus ką įmanoma panaikinam, statysim alsuklyną kitokį, tai bus atskira talpa, į kurią garai kaupiasi. Tai va, statant kitą kolektorių pastatysim MEP sensorių, tai truputėlį elektros jungimo, nieko sudėtingo. Klientas baisiai gąsdino, kad provodkėje kažkas daryta labai baisu. Tai čia jau atsidarius. Na, gal ne pats gražiausias vaizdas, bet tikrai ne kažkoks košmaras. Galvosim, kaip oro paėmimą daryti. Dvi idėjos. Vesti per šitą vietą, kažkur oro paėmimą, arba prisižaidus Need for Speedo žaidimų, išpjauti čia skylę, įdėti oro įsiurbimą ant kapoto, vienoje kitoj pusėje dėl simetriškumo ir palikti. Skaičiuosim šlangą, skaičiuosim kampus, matysim, kas gausis. Va, matom skirtumą tarp B30 sklendis ir B48. Berods taip tas vadinasi variklis.
Tai jau vien vizualiai pažiūrėjus matom, kad skirtumas ganėtinai nemenkas. Labai faina, kad fiškės viskas atitiko ir nieko perdarinėti nereikės. Dar prie aktualijų dėjom M52 kolektorius. Atvežė klientus. Norėjo pasidaryti, mintis kaip ir graži. Viskas faina, viskas šiotkai, naudoju 8 benzo. Bet pasirodo ne nuo to kėbulo. Ir gražiai nesusidedam visko į vietas. Nenorim užsiimti nesąmonėm ir prigaminti. Tai bandysim apkeisti, ieškoti paprastų kolektorių. Na, jeigu ne, tada modifikuosim, pjausysim ir vėrinsim. Tai kuo geriau MP2 kolikai, tai neturi kvailų bakelių ir iš tikrųjų juos lengviau išimti ir įdėti. Baisiai užknisa išiminėti MP4 kolektorius. Teko kažkada susidurti su anglų automatu, tai ten iš viso siaubingi reikalai. Pradžia tai dėl to, kad berods vairo mechanizmas kitoje pusėje stovi ir kryžmės strypas maisosi. Čia dar dažniausiai MP4 variklių būna išoperuota antrinė oro pompa. Tai kas truputėlį sugelbėjo išiminėti. Aišku, kondishino žarnos irgi nerviškai veikia, bet pavyko viską įsilupti. Labai ilgai netrukom su šituo reikalu. Radom kolektorius. Tai kolektoriai parkeliauja greitų metu, sudėsim normalius kaip priklauso, prisivirinsim. Dabar motoras truputį pasėdės į žemę, pasikelsim aukštyn ir pradėsim dėlioti šlangas. Oro paėmimas čia. Dar vis sprendžiam, kaip daryti su oro paėmimu. Ar groteles palikti ir kad per groteles trauktų, ar kapotę gręžti ir dėti kitas grotas. Na, žiūrėsim, čia galimai atidėsim kitam kartui. Paleisim automobilį tokį važiuojantį. Gavom MP2 kolikus, sumontavom, sukrovėm, kolektorių pastatėm į vietą, prisukom, privaržėm. Liko per tvarėlę padaryti, pagaminsim iš metalo, uždėsim kaitrinę apsaugą ir bus ready. Laukiam, kol kompiuteris parkeliaus suprogramuotas, įdėsim ir paleisim ant programavimo, kad žmogus išvažiuotų, susiprogramuotų, parvažiuotų ir pasižiūrėsim, kaip jo mašina važiuoja. Pasijungiam pravodkę, kad būtų galima map sensorių pasistatyti, įsivedėm laidą. Man čia gražiai, kad pasislėptų, paskui kadangi čia apsauga dedasi, tai galėsim padaryti taip, jog labai akivaizdžiai nesimatytų. Map sensorius pajungtas, turėsim pasidaryti vakuumą stabdžiams, tai kolektoriuje darysim skylę, jungsim, gaudysim. Čia jau plius minus turim formą, kaip viskas nueis, tai oro paėmimą bandysim pastatyti čia. Ir tokios aktualijos. Map sensorių pasijungti buvo ganėtinai nesudėtinga, tai realiai 52 pinų fiškė, jo keletą 4 laidai susijungia ir turime map sensorių. Įstatėm šitoj vietoj vakuumą į kolektorių, gręžėm skylę, dėjom specialų angalį, įsukom sriegį ir aptepėm epoksinę dangą. Tada šitoj vietoj šiandien pažaidėm dar su laidais, atjungėm stabdį, kad būtų galima vienu metu spausti gazo ir stabdžio pedalą. Nieko sudėtingo nebuvo, 2 laidai, vienas į minusą pasidavė, kitas tiesiog atsikirpo. The next day. Sveiki draugai, prie E30 pradėjom špakliavimus. Čia jau rodau ne pirmą dieną, ką mes veikiam, bet vargas. Iš tikrųjų, kai nesi kėbulistas, tai bet koksai darbas, kas liečia kėbulus, atima daug laiko. Tai pasižiūrėkim, ką turim. Kai viskas užpakliuosim ir nušveisim, turėsim visą mašiną nusišveisti, pašiaušti seną laką, bent jau su 320 švitriniu, kad būtų galima kitus dažus ant jo kabinti. Įsižaidė kampukai, truputėlį stiklo audinio špakliaus, jis dar nenušvystas ir turėtų pasislėpti visos virinimo siūlės. Po daugybės sluoksnių manyčiau, kad čia jau turėtų būti prieš paskutinis.
Viską nusišveis beliks. Viską pratepėm, kur gilesnės duobutės su stiklo audinio špaklium. Praėjom, dabar ant viršaus tepam paprastą špaklių. Turim tokią situaciją. Su šitom plokštumom ne taip lengva, kaip tikėtasi buvo. Pasirodo, lygiai įsišveisti, įsilygint yra ką veikti. Slenkščiai arkos susitvarkė. Labai gerai, kad pažįstamų tarpe yra kebulistų, kurie linkę dalintis patarimais, padėti šitoje vietoje, patarti ir paaiškinti, kaip viską taisyklingai pasidaryti. Tai lifehackai, kuriuos atradau. O tokias vietas galima pratepti pirštų. Įsitepi špaklių, pasimi pirštuku, tepi ir užsipildai. Tada įsiaiškinau, kad lygius paviršius reikia išveisti, pavyzdžiui, šitą su kempinėlę, ne kempinėlę, o su medžio kaladėlę, kad išgautum to lygumą. Pavyzdžiui, ant tokių lenkimų galima naudoti ir kempinėlę. Tada jinai pagal formą pasigauna ir bando išlyginti tas vietas. Tokiose vietose supratau, kad iš tikrųjų nieko neprimastys, jokių kempinėlių, nieko. Arba man dar yra nežinoma metodika. Tai aš palengva šveičiuosi, lyginuosi, kiek įmanoma, deduosi kempinėlę, įsilyginu tiesiai, kampukus irgi visai pasibandau. Na, pavyzdžiui, šitoj vietoj turėtų visai neblogai pasislėpti. Čia, pavyzdžiui, vėrinimo siūlės eina. Buvo investuota į naują įrankį, tai nusipirkom dažymo stendą. Gal ne dažymo, taisyklingiau paruošimo stendą. Tai įsilanksto, pasidedam dureles ir ant jo daug patogiau atliekam visus einamosius darbus. Aišku, kodėl dabar to nedarom, nes garažas visas užgriozdintas. Ten, kur yra durelės, yra sudėtinga įlipti į vidų ir pasimti viską. Lauksim, kol kolega pasirodys, pasiimsim detalės iš rūsio ir bandysim ant stendo pasistačius jas nusišveisti. Ką dar reikėtų atlikti šiom dienom, tai būtinai barzdą nusiskusti, nes atrodo kaip 40 metų dėdas. Nu, viskas pakol kas sklandžiai. Ketvirčių sujungimai irgi užsišpakliavo. Šveisim, nusivalysim ir turėtų, manau, būti gerai. Vietos, kuriuose pučiasi graviteksu, nepersistengsiu su šveitimu, nes pasirodo, čia tikrai yra nelengvas darbas ir labai daug laiko atima, kol pasidarai gražiai kampukus, kol pasidarai lygias plokštumas. Taip, ten, kur galima paslėpti, bandysim paslėpti. The next day. Šiandien garaže turim Golfą. Jam reikia pakeisti spynelės, nes mašina neužsirakina. Dvejos durys iš 4. Spynas nupirkom naujas, nes naujų kaina ganėtinai vaikiška po 36 eurus. Tai šiek tiek pamėginsiu parodyti, kaip keičias būtent Golfų. Atsukam varžtus, eina varžtai čia, tada iš pačios apačios ir štai čia yra varžtai, juos reikia bent jau susidėti pagal pusės, nes jie šiek tiek skiriasi, tai pasidariau taip, kad nepasimestų. Ir kas ganėtinai faina su priėjimu, kad turim visą pilną priėjimą. Daug paprasčiau negu palyginus su mūsų Mercedesu, kur yra priknėdyta vidinė skarda. Ja reikėjo nusigrėžinėti, kad būtų galima, tarkim, prieiti prie tos pačios spynos. O čia viskas ant varžtų ir nusiėmus išorinę skardą.
Labai lengva prieiti tiek prie spynos, tiek prie visko kitko. Tai ką, mėginsim išimti spyną, pasijungti naują, prasitestuoti, ar viskas veikia. Jeigu veikia, tada surinksim. Ką, susirinko? Užsirakino. Viskas veikia, viskas savo vietose. Dabar jau rakinėjas. Ką, eisim prie kitos pusės. Ką, galinės durys, ta pati problema. Užrakinė mašina, o durys atsidaro. Atsirakina ir vis tiek toliau atsidaro. Ką, ta pati procedūra. Imsim lauk spyną ir keisim į naują. Ką, susirinko antras durys, darinėjas, viskas good. Ką, užrakinam, užsirakino, atrakinam, atsirakino, kaip ir viskas šitam golfui važiuos lauk.